Sveiki, čia Nijolė Koskienė, sveikatos žurnalistė. Ir ši savaitė tokia apie vyrus daug kalbu. Praėjusią savaitę kalbėjome apie andropauzę ir kaip palengvinti jos simptomus, o šį kartą noriu pakalbėti apie tokį tylųjį vyrų žudiką, apie prostatos vėžį. Bet pakalbėti pozityviai, kaip mes iš tiesų galime jo išvengti ir ką galime padaryti be tokių dar rimtų intervencijų, jeigu jau net sergame prostatos vėžiu, jis yra diagnozuotas ir netgi jeigu tai yra genetiškai paveldėta liga. Taigi mano šį kartą tema susidės iš kelių dalių. Pirmiausia, kaip išvengti, kokie tyrimai yra ir ką daryti susirgus. Prostatos vėžys Lietuvoje, kaip ir visuose vakaruose, yra užima didžiausią vietą tarp visų vyrų vėžių, onkologijų, ir kasmet Lietuvoje apie 1300 maždaug naujų prostatos vėžio atvejų nustato, ir vakarų Europoje tai irgi pati dažniausia vyrų onkologinė liga. Ir kaip čia sakyti, bėda galbūt, ar kad ankstyvoje stadijoje vyrai nieko nesiskundžia, užtat jau nuo 55 metų rekomenduojama kasmet pradėti apsilankyti urologo kabinete. Ir manoma, kad apie 50% vyrų virš 70 metų jie serga tokiu latentiniu prostatos vėžiu. Tai toks tylusis vėžys, kuris nekelia didelių nepatogumų, bet lėtai vystosi. Apie vėžį šį kartą. Apie vėžį tiek, bet pakalbėsime dvi svarbias dalis, kaip išvengti ir ką daryti susirgus. Pirmas dalykas, kaip jo išvengti. Yra mokslininkų bendruomenė priėjusi tokių išvadų, kad tai yra priskiriama prie prabangos tų vadinamųjų ligų, kurios yra sukeltos mūsų gyvenimo būdo. Ir sergamumas prostatos vėžiu labai skiriasi įvairiose šalyse ir tie skirtumai yra netgi dar didesni negu krūties vėžio skirtumo. Ir didžiausias sergamumas tose prabangiose šalyse, kur vyrauja vakarietiška mityba ir vakarietiškas gyvenimo būdas. Dabar yra svarbus klausimas, kiek lemia genai, kaip ir visos ligos, sakoma, apie 30% lemia genetika, o 70% visas kitas mūsų, dar pasitikslinsiu, ir čia mano ryšy viskas gerai, ok, o 70%. Nors žmogus, vyras, ir turėtų genetinį komponentą, vis dėlto svarbiausias faktorius tenka aplinkai ir vienas svarbiausių dalykų – mityba. Ir jeigu taip trumpai drūtai nubrėžti liniją, tai augalinės kilmės maistas sveika, gyvūninės ne. Tai nereiškia, kad visiškai reikėtų atsisakyti, bet labai riboti gyvūninės kilmės maistą, o dažnai lietuvių vyrai turi tą gyvūninės kilmės perviršį. Be to, yra atliktas tyrimas, kuris įrodo pozityvų ryšį tarp prostatos vėžio ir pieno produktų. Ir vyrams, kurie suvartoja pieno produktų daugiausia, rizika susirgti su prostatos vėžiu yra dvigubai didesnė negu tiems, kurie suvartoja mažiausiai tų produktų. O metastazės, reiškia metastazių ir mirties rizika yra 4 kartus padidėja tiems, kurie suvartoja daugiausia tų produktų, reiškia pieno produktų. Tai vienas dalykas – eliminuoti gyvūninės kilmės baltymus ir kuo daugiau įvesti augalinės kilmės produktų, reiškia vaisių, uogų, daržovių, ir eliminuoti pieno produktus, kiek tai įmanoma. Dabar, ką vartoti, jeigu mes norėtumėm užkirsti kelią vėžiui? Tai yra, iš esmės, augalinė mityba,
augalinių pagrindų, sakysime, ar ne? Bet jeigu iš tikrųjų, jeigu žinotumėm, kad yra vienas labai paprastas ir pigus būdas sumažinti vėžio riziką. Dabar mes pagalvokime, ar mes to būdo imtumėmės. Ir tas būdas, vienas paprasčiausių, bet labai įrodytų, yra padidinti brokolių suvartojimą, brokolių ir visų kryžmažiečių. Taigi, yra atlikti tyrimai, aš juos įkelsiu, visada aš įkeliu straipsnius su nuorodomis, išnašomis į tinklaraštį www.sveikatosžurnalistė.lt, tai netrukus ir šis straipsnis su nuorodom bus įkeltas, bet tikrai yra atlikta gausybė tyrimų, kad valgydami daugiau brokolių daigų ir kitų kryžmažiečių daržovių galima radikaliai sumažinti pirmiausiai tikimybę susirgti vėžiu, o jeigu jau sergame, jį reversinti arba užmigdyti. Kodėl dabar tie brokoliai ir kitos tokios daržovės yra jau tokia jėga prieš daugelį, apskritai ne tik prostatos, bet ir daugelį vėžio rūšių. Ir iš tikrųjų atlikti tyrimai jau nuo 1997 metų rodo, kad brokolių daiguose yra labai didelė koncentracija antikancerogeninių savybių tokių, ar ne? Ir kodėl brokolių daiguose apskritai, užtat verta padaiginti, ar ne, šiek tiek užmesti ant kiekvieno patiekalo, daiguose apskritai yra koncentracija, ten 10-100 kartų daugiau maistinių medžiagų negu daržovėse, bet daržovėse yra irgi kitų gerų dalykų. Taigi, brokoliuose apskritai yra daug fitocheminės medžiagos vadinamos sulforofano. Apie sulforofaną aš esu kalbėjus ne kartą, tai yra sieros junginiai, kuris yra su vėžiu kovojantis augalinis junginys, ypač susijęs su prostatos, krūties vėžiu, gaubtinės žarnos vėžiu ir burnos vėžio rizikos mažinimo. Taip pat to sulforofano yra ne tik brokoliuose, taip pat kitose daržovėse, tokiuose kryžmažiedėse, tokiuose kaip lapiniuose kopūstuose, briuseliniuose, apskritai kopūstuose ir rėžiukuose, garstyčiuose ir taip toliau. Iš esmės, tie sulforofanai turi iš įvairių daržovių, jie neleidžia formuotis vėžinėms ląstelėms, bet to brokoliuose yra ir kitų labai naudingų augalinių junginių, kaip karotenoidų, kurie iš tikrųjų stiprina imuninę sistemą, vitamino C, kuris apsaugo mus nuo laisvųjų radikalų pažaidos, yra gliukozinolatų, tokių, kurie slopina vėžio fermentus ir apsaugo nuo uždegiminių ligų, yra folio rūgšties, skatina ląstelių augimą ar ne, maistinių skaidulų, yra flavonolių ir taip toliau. Dabar klausimas. Ar valgant daugiau daržovių gali pasikeisti genetinės ligos? Nes dažnai mes nurašom daug genetiniam ligom ir sakom, kad oi, mano tėvas, mano senelis mirė arba sirgo prostatos vėžiu ar kitų vėžių ir jau ir aš taip pat. Iš tikrųjų yra šimtai, ne dešimtis, šimtai tyrimų nuo 90-ųjų metų, kurie parodė žymiai didesnį genetinių ligų rizikos sumažėjimą žmonėms, kurie vartojo daug daržovių, palyginus tais, kurie nevartojo. Ir iš tikrųjų, nepaisant tų genetinių elementų, mes galime labai daug ką kontroliuoti savo šakute. Ir, kaip sakiau, 30% priklauso nuo genetikos, o 70% nuo tai, ką mes valgome, kaip judame, ką mąstome ir taip toliau. Kai sakome daugiau daržovių, kalbant apie vėžį, kas yra daugiau daržovių? Ar tai reiškia, kad prie kasdieninio raciono tiesiog įsivedam daržovę būtinai porciją? Ne. Daugiau daržovių mokslininkų teigimu dabar yra 5+2. Tai 5 daržovių porcijos ir 2 vaisių porcijos ne per savaitę, per dieną.
Ir netgi įsipareigojimas valgyti daržoves 3 kartus per savaitę taip pat gali sumažinti apie 50% kitų ligų riziką, tokių kaip širdies, dirgliosios žarnos sindromas, virškinimas, aukštas kraujospūdis ir taip toliau. Atrodo tokie kvaili duomenys, bet iš tikrųjų jie yra tikri ir jie įrodo fitochemikalų augalinių maistinių medžiagų naudą. O dabar antroji dalis. Maniau tik apie ją kalbėti, bet galvoju, kvaila kalbėti apie gydymą, nepakalbėjus apie kaip užkirsti kelią. Taigi, o dabar jeigu jau jums ar jūsų artimam žmogui yra diagnozuotas prostatos ryšys, ar galima ką padaryti su mitybos intervencija? Dar nelaukiant radikalių tokių intervencijų, ar ne? Tai yra nuostabus tyrimas, kurį aš irgi įkelsiu. Tai jis taip ir vadinasi, įkelsiu nuorodą prostatos genų ekspresijos pokyčiai vyrams, kuriems taikoma intensyvi mitybos ir gyvenimo būdo intervencija. Šis genų ekspresija, tai reiškia genų raiška, ar pasireiškia ta genetinė liga ar ne. Tai čia buvo dr. Ornišo centre Amerikoje tirti 30 savanorių, ilgą laiką, 30 vyrų, kurie jau turi tą turėjo ar ne genetinę riziką susirgti prostatos vėžiu ir kuriems jau atlikus MRT tyrimą buvo fiksuoti onkologiniai židiniai prostatos kūne. Ir visi tie židiniai buvo dėl genetinio paveldo. Tai čia toks yra pasunkintas, sakysime, variantas, ar ne? Ir jiems dar, gydytojų konsiliumo metu buvo nutarta netaikyti dar radioterapijos, chemoterapijos, chirurginės terapijos ir jie visi buvo pasodinti ant 3 mėnesių gyvenimo pokyčių programos to dr. Ornišo centre. Aš apie tai esu kalbėjus ankstesniuose laivuose. Tai 3 dalykai buvo akcentuojami ir mokomi, reiškia mityba, fizinis aktyvumas ir psichinė sveikata arba meilės mokymas, taip sakant, ar ne? Liūto dalis, aišku, buvo skiriama mitybos įpročių korekcija ir jie ne tik keitė mitybos įpročius, bet ir buvo apmokomi, kaip sakyti, kaip gamintis. Ir buvo atlikta, reiškia, tyrimai prieš ir po tų 3 mėnesių ir aš įkelsiu net nuotrauką, čia dabar laivo metu negaliu parodyti, bet genų raiškos žemėlapis, jis iš raudono pažaliavo. Visiškai, reiškia, tie genai, kaip sakyt, buvo pristabdyti, ar ne? Ir tie žmonės po 10 metų, tie 30 vyrų, visi buvo vėl pakviesti pasitikrinti, tirtis, jiems fiksuoti židiniai, tie židiniai niekur nedingo, bet įdomu, kad ne vienas židinys nepadidėjo ir ne vienas nejautė onkologinės ligos raiškos simptomų ir toliau laimingai savo gyveno visavertį gyvenimą, bet jie negrįžo prie tos vakarietiškos mitybės, jie vis dėlto buvo išmokyti, kad taip taptų jų gyvensenos dalimis ir mokslinėje literatūroje tas, kaip sakyti, faktas, ligos pristatymas ir vadinamas reversija, kai tarsi užminga ta liga, užsnūsta ir nepasireiškia. Tai va, dabar kas konkrečiai įlindusi tą tyrimą, kas konkrečiai jiems buvo taikoma ir ką mes galėtumėm pritaikyti patys. Labai viltingas šitas tyrimas, tikrai norėjau pasidalinti. Tai kas apėmė tą gyvenimo būdo pakeitimus? Dabar gal neprisiminsite, bet pasižiūrėsite straipsnį. Pirma, mažai riebalų turinti dieta. Tik 10% kalorijų buvo gaunama iš riebalų. Antra, tai buvo mityba visavertė pilnos struktūros augalinė mityba, reiškia, ar ne? Tai yra tikras maistas, ne kažkokie ten perdirbti gaminiai, kad ir iš daržovių. Toliau, buvo, reiškia, nedaug, mažai riebalų ir
augalinės mitybos pagrindu, ar ne? Streso valdymą jie turėjo užsiėmimus valandą per dieną. Tai yra švelnus jogos tempimai, kvėpavimo technikos, meditacijos, vizualizavimas, toks atsipalaidavimas laipsniškas. Ir trečias tai būtų saikingi beje aerobikos pratimai, tai yra vaikščiojimas 30 minučių per dieną, 6 dienas per savaitę. Ir dar jie turėjo, kaip atsivėmė, sakiau, psichosomatika, meilė, tai 1 valandą grupinės pagalbos užsiėmimą per savaitę. Kas dar buvo, kuo dar buvo praturtinta jų dieta? Buvo papildyta soja, tai jie gaudavo 1 tofu per dieną porcijų ir ten, 58 gramus, jeigu taip tiksliai, tokius sprituotų sojų baltymų miltelių gėrimo, nes sojose esantis tokie sojų izoflavonai, būtent jie kovoja su prostatos, krūties, gaubtinės žarnos, gerklės, reiškia burnos vėžiu, ar ne? Ir toliau, tai reiškia soja. Toliau žuvų taukai 3 gramai per dieną, vitaminas E 100 tarptautinių vienetų, selenas 200 mg per dieną, vitaminas C 2 gramai per dieną. Ir tyrimo laikotarpiu, kad jau jie nenusidėtų, jie buvo aprūpinami visų maistų, jie turėjo registruotą dietologą, jie turėjo mankštų fiziologą, klinikinį psichologą, slaugytoją. Ir tas streso valdymo instruktorius, jie galėjo mokytis, konsultuotis ir toliau jie buvo, sakyti, kartą į mėnesį jie ten galėjo konsultuotis ir 10 metį, ir kartą į savaitę susitikti grupiniam terapijom. Pasakykite, nėra taip jau labai stebuklingai sudėtinga. Ir čia aš jau kalbu net ne apie prevenciją, o apie įrodytos, diagnozuotos, genetiškai, tai reiškia paveldimos prostatos vėžio jau reversinimą, užmigdymą ir tie žmonės, tiesiog gyveno visavertį gyvenimą. Kas dar yra be to, ką jau čia išvardėjau, to tyrimo, dar labai svarbu, yra kiti tyrimai, irgi juos įkelsiu, tiesiog negaliu nepaminėti, labai svarbu įvesti kryžmažiedžius, ar prevenciškai, ar ne, dėl to paties sulforofano. Garlic alium šeima, tai yra irgi pilna sieros junginių, kur yra tai česnakai, svogūnai, porai, visi šitie, ar ne. Toliau, prie prostatos vėžio ir prevencijai vyrai turbūt žino, pomidorus jie valgo, ar ne, ypač pomidorai pakepti, tarp kitko. Vat kaip italai daro, jie taip šiaip žalių nelabai gausi, jie ant aliejaus kepami ir ten išsiskiria tas likopenas, toks karotinoidas tirpusriebaluose, irgi reiškia kryžmai kopūstai, česnakai, svogūnai, kepti geriau, apdoroti kažkaip ar virti riebaluose aliejuje, pomidorai, selenas ir visi tie faktoriai, bent pasivaikščioti ir streso valdymas. Tai jeigu žmonos, neįskime savo sutuoktinių, jeigu norim, kad jie būtų sveiki. Tai čia būtų tokia teorinė dalis, o dabar labai noriu pasidalinti, tiesiog negaliu nepasidalinti praktinę pagalbą, tai labai noriu parodyti vieną papildą, kuris padėjo labai daug vyrų ir moterų. Tai būtų, atsimenat, kryžmažiedžiai, būtų kryžmažiedžių, kaip sakyti, koncentratai, kryžmažiedžių papildas, cruciferus plus. Tai kas jame yra ir kuo jis toks įspūdingas yra? Aš įkelsiu, aišku, nuorodų, tikrai sekite www.sveikatos-žurnalistė.lt. Tai yra keliasdešimt centų, bet gali išgelbėti gyvybę. Kas čia yra? Kryžmažiedžiai. Aišku, tie patys brokoliai pirmiausia, bet čia yra, kaip sakyti, esencija, ekstraktas, ar ne? Ridikai, kopūstai lapiniai, juodosios garstyčios, irgi kryžmažiedžiai, rudosios, ryžiukai. Plus čia yra sojų pupelių izoflavonai. Atsimenat, ginisteinas vienas iš sojų izoflavonus, kodėl jiems duodavo tofu, apsaugo nuo krūties, gimdos, prostatos, storosios žarnos vėžio susidarimo.
Ir saldymedis. Jis irgi yra įspūdingas produktas vėžio prevencijai. Ir čia esantis sulforofanas, ar ne, kuris naikina vėžio ląsteles, neleidžia jam susidaryti, bet to, šiandieną su savo grupe turėsime paskaitą apie ilgamžiškumą, jis sulforofanas įjungia ilgamžiškumo genus. Tai jeigu mes norime gyventi ilgai laimingai, kopūstai ir soja, kuri nėra visiškai įprasta pas mus, bet pasižiūrėkim, kodėl tie japonai, rytiečiai, jie valgo labai daug sojos ir kopūstų. Jūros kopūstų visokiausi ir ne vieną kartą į savaitę, bet kiekvieną dieną. Tai va, ir dar vieną nuostabų papildą visiems vyrams, tai būtų šitas, jeigu jau nesuvalgot po porciją kartais į dieną ar ne įvairiausių kryžmažiedžių. Ir žymaus onkologo, onkologijos tyrinėtojo, toksikologo, daktaro Artūro Forsto autorinis preparatas, Betagard, dabar Betag gali būti, kuriame yra visa tai, kas anksčiau buvo išvardyta, ką gavo tie Ornišo pacientai klinikos, ar ne, tai ir beta-karotenas, ar ne, buvo karotenoidai, ir vitaminas E, C, ir cinkas, selenas, ar ne, nuostabus produktas, plus jis dar detoksikuoja organizmą. O beje, kryžmažiedžiai, kodėl labai gerai, kopūstai prie vėžio, nes jie detoksikuoja, yra labai stiprus detoksikatoriai. Tai va, Betagardas, kad prostata bus sveika, kad nebūtų tų onkologinių, židinių ir faktorių. Betagardas ir kryžmažiedžiai, tai būtų du, čia Neolife produktai yra, tai būtų du esminiai papildai. Tiek vyrams, beje, tiek moteriams, nes mechanizmai yra praktiškai tie patys ir daugelio onkologijos, bent jau prostatos ir krūties vėžio, tai tie patys. Tai va, labai prašau pasidalinti šitą informaciją su tais, kurie jums rūpi, kuriuos mylite, o gal žinote, kurie turi jau tą problemą, arba tiesiog prisižiūri ir, nežino. Žmonės iš tikrųjų, mes turim daug nežinojimų, mes visą laiką įsivaizdavom, kad pienas yra labai sveika, ar ne, ir kad mėsa labai sveika. Viskas yra gerai, tik nepadauginkime. Tai va, šiandien tiek žinių iš Molinių. Šitas įrašas bus patalpintas į YouTube. Ieškokite manęs YouTube kanale, visi įrašai ten yra išlikę. Sveikatos žurnalistės vardu. Taip pat tinklaraštyje www.sveikatosžurnalistė.lt ir Facebook profilyje Sveikatos žurnalistė. O kadangi tema yra labai aktuali, tai iš tikrųjų, jeigu turite konkrečių klausimų, jeigu norėtumėte tokio protokolo, jeigu jūs domina ir pasipildyti ne tik mityba, čia kaip ir viskas aišku, bet irgi yra visokiausių niuansų, žinot, kad virškina, nevirškina, ten įsisavina, neįsisavina, čia kažkokie kiti reikalai, bet jeigu turėtumėte klausimų, rašykite asmeniškai man ir per Messengerį ar elektroniniu paštu, viską rasite tinklaraštyje, jeigu norėsit, susirasit. Ir iš tikrųjų tai yra ta liga, kur mes 70% galime turėti įtakos. Apskritai onkologija, jinai skiriama prie prabangos ligų, kur liūto dalis yra mūsų gyvensenai. Ačiū už dėmesį ir iki kitų kartų. Čia buvo Nijolė Guskienė, Sveikatos žurnalistė. Ate.